Futbolo šaknys siekia tūkstantmečius, tačiau modernus futbolas, toks, kokį žinome šiandien, atsirado XIX amžiuje Anglijoje. Senovinis futbolas iki moderniųjų laikų buvo toks. Kinija antrame amžiuje prieš Kristų žaidimas sujų. Žaidėjai spardė odinį kamuolį į tinklą. Tai buvo tarsi senovinis futbolas. O dar senovės Graikija, Roma turėjo žaidimą su kamuoliu kaip harpastum ar episkiros. Jau ką atsiprašau, netaip ištariau. Vikingai ir viduramžių Europą žaisdavo brutalius kaimo žaidimus su kamuoliais, kartais net naudodami gyvūnų šlapimo pūslę kaip kamuolį.